Sugrįžtame prie akcijos Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Ši tyla jums nieko nekainuoja. Koviniai dronai Latvijos ir Estijos erdvėje. Manoma, kad iš Rusijos įskridę aparatai buvo nuklydę Ukrainos bepiločiai. Panašu, kad šios atakos taikinys buvo Ust-Lugos uostas, kuris kartu su uostu Primorskė naudojamas Rusijos energijai eksportuoti. Lietuvos banko skaičiavimų infliacija dėl karo Irane Lietuvoje rudenį gali pasiekti ir 7%. Švietimo ministrės įsakymą dėl papildomų 10 taškų abiturientams teismas pripažino neteisėtų. Ministrė trauktis neketina. Seimui imantis svarstyti LRT įstatymo pataisą, žurnalistų bendruomenė rengiasi naujam protestui. Jis tikrai gali atverti kelią į visuomeninio transliuotojo kontrolės perėmimą. Tai kalba apie daugiau LRT vadybą, valdymą, apie finansavimą. Labas vakaras, pradedame panoramą, studijoje šį vakar dirbu aš, Eglė Bučelytė. Latvijos ir Estijos oro erdvę šiąnakt pažeidė iš Rusijos ir Baltarusijos atskridę bepiločiai. Ryga ir Talinas mano, kad taip pasiklydę ukrainiečių dronai atakavę Rusijos uostus, iš kurių eksportuojama rusiška nafta. Latvijoje vienas bepilotis sprogo ore šalia gyvenvietės, kitas išskrido į Rusiją. Estijoje dronas rėžėsi į elektrinės kaminą. Iš įvykio vietos Latvijoje praneša Vesta Silantjevienė ir Dainius Ožalas. Sprogusio drono nuolaužos Latvijos teritorijoje. Gyventojai iš netoli